Sveiki draugai, na štai aš ir vėl su jumis. Noriu parodyti savo kuklius namus pradžiai, prieš tai, kol aš papasakosiu, vieną tokį labai man svarbų dalyką. Štai taip atrodo mano kuklus, tačiau šilti ir man be galo jaukus namai. Čia šilta. Ir tas jausmas, žinokite, yra neišpasakytas. O už lango jau šalta. Ir būtent apie tą šaltį aš jums noriu ir papasakoti. Aš čia štai sėdžiu ir darau būsimų peilių apybraižas, geriu čiagą ir noriu jums papasakoti. Papasakoti noriu aš jums apie patį stipriausią, apie patį brangiausią jausmą, kurį aš pajaučiau gyvenime po to, kada gimė mano vaikai. Pamenate mano paskutinę kelionę, kada aš užtrukau saloje, laukiau, kol praeis audra. Ten aš buvau užsidaręs berods 4 paras ir 5 parą jau neiškentęs mečiau iššūkį audrai, ta prasme stichijai, ir išplaukiau namo. Nes tas jausmas, kada tu grįžti namo, kur tavęs laukia, iš tikrųjų su niekuo susilyginti negali. Bet štai aš padariau didelę klaidą. Aš padariau klaidą, fatalinę klaidą. Aš išmečiau iššūkį audrai ir išėjau į tą audrą. Ir mano jėgos buvo per silpnos, o audra parodė vis tik tai savo galią. Ir tas, kas matė tiesioginę transliaciją, matė viskas, kuo baigėsi. O baigėsi tuo, kad aš gavau į laivo šoną netikėtai keletą bangų. Iš kur jos atėjo tos bangos, aš supratimo neturiu. Bet toje vietoje Malarinė taip jau būna. Aš jau ne kartą sakiau, kad tą vietą mariakai jūreiviai vadina europiniu horno ragu. Ten ateina netikėtai iš giedro dangaus, ateina didžiausi vėjo gūsiai ir atneša pavienės didžiulės bangas. Tai štai, darydamas tiesioginę transliaciją, skaitydamas komentarus, tos bangos 2 ar 3 aš ir nepastebėjau. Ir gavau iš šoną aš pirmąją bangą. Telefonas krito ir aš puoliau gaudyti tą krentantį telefoną. Ir štai tada, tuo momentu, aš gavau dar vieną bangą ir stiprų gūsį, kuris kirto per burę ir būrės gykas vožė man per nugarą. Laivas pasviro, šliūkštelėjo vanduo į laivo vidų, ir ta prasme visi daiktai, telefonai, kas buvo kokpite, viskas išskrido velniop per bortą. Ir aš skridau per tą patį bortą, bet tos jėgos, kurios norėjo mane pražudyti, gal buvo silpnesnės prieš tas jėgas, kurios vis tik tai mane išsaugojo ir norėjo, kad aš grįžčiau namo. Ir kažkokiu tai atsitiktinumo dėka mano rūbai striukė, tas storas striukė užkliuvo už relingo ir aš neiškritau visas per bortą į tą audringą jūrą. Tiesiog, ir laivas atsistojo į vietą ir aš likau visas šlapęs, bet likau laive. Ir žinote, būtent tą akimirką, kaip ir sako, mano visas gyvenimas prabėgo per tas kelias sekundės, nuo pat gimimo iki pat dabartinės. Aš išgyvenau visą gyvenimą iš naujo ir suvokiau, kad aš galiu negrįžti namo ten, kur manęs laukia. Ir tas jausmas, aš ir noriu jums žmonės pasakyti, kad žinokite, sugrįžkite visada ten, kas jūsų laukia. Nes tai yra tas, dėl ko mes iš tikrųjų gyvename. Mes gyvename dėl tų, kurie mūsų laukia. Todėl mes privalome visada perlipti per aukščiausius kalnus, nueiti 1000 kilometrų, perplaukti visas jūras ir nugalėti visus priešus.
galbūt pralošti, bet nepasiduoti ir grįžti pas mus mylinčius. Nes kada tu suvoki, kad tu esi kažkam tai reikalingas, tas jausmas yra neapsakomas. Vat kartais dėl to aš ir išeinu šitas jūras, audringas jūras, tam, kad sugrįžti. Tai turbūt tiek. Iki draugai, nuotykių dar bus. Ir aš dar sugrįšiu pas savo šeimą. Ir jūs sugrįžkite visada išėję, pargrįžkite. Taigi iki naujų susitikimų, draugai.